Labas. Šiandien aš tau noriu papasakoti, kaip vyksta grupinė arba individuali kvėpavimo sesija. Žmogus guli ant nugaros. Kvėpuoja per burną. Taip, per burną. Tai labai neįprasta. Įkvėpimas yra pakankamai aktyvus ir jisai vyksta per šiaudelių sudėtas lūpas. O iškvėpimas tiesiog paleidžiamas. Ir taip tęsiama apie 50-60 minučių. Taip, tau gali atrodyti, kad tai yra sunku, kad atsibos, kad galbūt džius burna, kad tu nesugebėsi, bet žinok, ne. Visi sugeba. Tik tai tie žmonės, kurių protas yra labai aktyvus, jie pradžiai įkliūna į tokias proto pinklės ir pradeda analizuoti. O jau džiūsta burna. Oi, man atrodo, man skauda nugarą. Oi, kaip čia šalia esantis kvėpuoja. Oi, ar man pavyks. Ir taip toliau ir panašiai. Bet jeigu žmogus tęsia toliau kvėpavimą, įkvėpdamas išsiplečia, iškvėpdamas paleidžia, atsipalaiduoja. Tai ilgainiui psichika ima pamažu atsipalaiduoti. Protas rimsta, iš kūno pradeda išeidinėti įtampa. Ir tada po kvėpavimo sesijos žmonės dalinasi savo nuostabom, kaip gali būti. Aš valandą laiko šitaip kvėpavau, laikas prabėgo taip greit, ar jau iš tikro prabėgo valanda? Žmonės dalinasi, kad negali patikėti, jog pavyko negalvoti. Taip, šiais laikais negalvoti yra didelė prabanga. Žmonės dalinasi, kad pradžioj, pavyzdžiui, jautė, kad kažkur kvėpavimas stringa. Pavyzdžiui, kažkur iki diafragmos ateina ir toliau negali praeiti, ar ne? Ir tai kėlė rūpestį, o paskui staiga tik tai ir į krūtinę pradėjo tekėti kvėpavimas ir atėjo toksai malonus jausmas, atsipalaidavimas. Kiti priešingai sako, aš kvėpavau krūtinę ir man į pilvą niekaip neišėjo įkvėpti, o paskui staiga, jūs atėjot, palietėt man pilvą ir į pilvą pradėjo tekėti energija. Įvairiai žmonės kalba. Bet kas yra bendro jų atsiliepimuose, kad po tokios kvėpavimo sesijos iš tikrųjų pavyksta labai giliai atsipalaiduoti. Žmogus patiria savo kūną visai kitaip. Sunku nupasakoti žodžiais, bet kūnas tarsi išlengvėja. Atrodo, kad jame kitaip teka energija. Pasikeičia nuotaika. Atsiranda daugiau energijos, daugiau noro veikti, atsiranda gilus atsipalaidavimas. Ateina atsakymai ten iš giliai, iš vidaus, ateina gilus suvokimai. Ateina atsakymai netgi tokius klausimus, kurių žmogus savo neuždavė. O kartais prieš kvėpavimo sesiją žmogus turi klausimą ir jisai sako, aš noriu kvėpuoti ir pasako temą. Ir kartais į tą temą ateina atsakymai. Vis kokiu atveju kvėpavimo sesija tai yra intuityvus dalykas, mes negalim kažkaip tai sureguliuoti, kad būtent į, pavyzdžiui, 7 minutę ateitų atsipalaidavimas. Ne. Mūsų pagrindinis tikslas yra įkvėpti ir paleisti iškvėpimą. Įkvėpti ir paleisti iškvėpimą. Ir to pasekoje ateina labai įdomus patyrimai, išgyvenimai, kurie išlaisvina. Kvėpavimo sesija, ar individuali, ar grupinė, jinai trunka pats kvėpavimas, ar ne, apie valandą laiko, bet prieš sesiją mes darom įvadą, po sesijos mes darome aptarimą. Tai yra tokia augimo kelionė, asmeninio augimo kelionė. Ir kai žmogus tokios kvėpavimo sesijos metu patiria kvėpavimą, patiria, kiek kitaip jisai gali įkvėpti, negu kasdienoje tai daro, paprastai jis nori dar ir dar ir dar. Todėl kvėpavimo sesijos grupinės vyksta kiekvieną trečiadienį, galima bet kurį trečiadienį prisijungti iš anksto susitarus.
Į asmeninę sesiją iš anksto susitarus galima ateiti jums patogiu metu. Taigi galimybių yra nemažai. Aš jums linkiu gražios dienos, linkiu bent kartą gyvenime išbandyti būtent tokią sąmoningo kvėpavimo sesiją ir patirti tą giluminį atsipalaidavimą. O apie kitokius kvėpavimus aš papasakosiu kitose video. Ačiū, kad išklausei iki galo ir sakau tau iki susimatymo.